Sveiki visi, mano vardas yra Lina Butkutė, aš esu internetinės parduotuvės Miuto, kuri pardavinėja vien tik tais lietuvišką autorinę juvelyriką, įkūrėja ir kol kas vienintelis žmogus, kuris prie to dirba. Taigi gal papasakosiu pradžiai, nuo ko jinai atsirado, kokios problemos mane užpuolė, kai aš daug metų gyvenau ne Lietuvoje ir retai grįždama į Lietuvą su draugais sugalvojom įsigyti lietuvių autorių draugės rūbų, aš papuošalų ir bandėm internetu surasti, nes į Lietuvą negrįžom, į galerijas nueiti negalėjom, kur viskas parsiduoda. Ir tiesiog bandėm internetu rasti, tai reiškia, radom tik tai vienintelį dalyką, tai pavienių autorių svetainės, kurios tikrai nebuvo geros, buvo nuotraukos gana blogos, buvo prašymų, po 2-3 e-mailus siustus niekas neatrašinėjo, žodžiu, ir tiesiog nesugebėjom tada nieko gauti. Ir reiškia, paskui su kuo pavyko susisiekti, tai buvo derinimas užsakymo individualaus pagal darbų, kurie jau buvo kažkada atlikti kitiems žmonėm, reiškia, nuotraukas ir ten iki mėnesio laiko užtruko ir, žodžiu, rezultatas tikrai nepatiko. Taigi aš, kai grįžau į Lietuvą, kažkaip sugalvojau, kad reikia kurti Miuto ir norėjusi apjungti kuo daugiau lietuvių autorių po vienu stogu iš skirtingų kartų, jaunesnių ir vyresnių, ir kur yra dabar apie 180 skirtingų dirbinių, kurie yra gatavi pardavimui tam momentiniam, reiškia, tokiam emociniam pirkimui. Dabar tiek yra maždaug prekių. Galim įjungti linką, jeigu įsivyks, iškart parodysiu puslapius, kaip tai atrodo. Tarkim, yra geros kokybiškos nuotraukos, yra skirtingais rakursais nuotraukos iš visų pusių, kurį galima prizūminti, pasižiūrėti iš arčiau, kaip tai atrodo, yra aprašymai, yra sudėtis, yra išmatavimai, yra informacija apie autorių, yra keli apmokėjimo būdai, reiškia, kam koks priimtinas, ar apmokėjimas banku, ar mokėjimo LT ar PayPalas. Žodžiu, visi praškai komercijos sprendimai, kurie reikalingi. Grįžtam gal atgal. Aha. Rinka gavosi įdomiai, kadangi pradžia buvo tokia, reiškia, suteikti galimybę pirkti tiem, kurie ne Lietuvoje ir Lietuvoje nueiti negali, ten, kur parsiduoda. Reiškia, bet tik paleidus svetainę sausio mėnesį prasidėjo pirmie užsakymai, prasidėjo pirmi ten pirkimai ir aš, kadangi dirbau viena, tai įkritau į tuos tokius kasdieninius einamuosius darbus ir kažkaip man nebeliko laiko pagal susidarytą planą eiti tuos lietuvių bendruomenės, siekti to užsienio daugiau ir žodžiu, užstrigau šiek tiek Lietuvoje. Bet ta rinka, jinai visgi dar, kaip sakyti, yra minty omeny ir ateity, kai sustiprėsim čia truputėlį vietoj, atsidirbsim procesus, tada Skandinavija, šitos visos šalis, kuriuose lietuvių juvelyrika yra dabar iki šiol labai vertinama. Verslo modeliai yra kokie, kad mes dabar vykdom važmeninę prekybą per elektroninę parduotuvę ir dalyvavom renginiuose, parodose ir kartą per mėnesį darom pop-up shopą. Savo reiškia, individualų ir kur žmonės gali ateiti pasižiūrėti asortimentą, įsigyti, pasikonsultuoti, kam ko reikia. Ir visokios įvairios paslaugos juvelyrinės, neatsisakom ne vieno užklausimo, ar tai reikia sutaisyti, ar pagaminti, ar asociacijom darėm ženkliukus iš tauriųjų metalų, reiškia, tai tiesiog kol kas imam viską, kas ateina iki mūsų. Konkurentai, aišku, pagrindiniai yra tiesioginiai, tai yra galerijos, kurios pardavinėja tų pačių autorių kitus darbus, nes autoriai išnešioja pas skirtingus taškus. Yra juvelyrai, kurie turi savo, žinoma, pirkėjų tenai bazę ir tiesiai pas juos ateina, yra netiesioginiai, tai visos kitos yra papuošalų parduotuvės, kitos galerijos, yra, reiškia, butikai, kurie galbūt labiau bižuteriniais dalykais prekiauja ir, aišku, kas perka internetu, tai perka iš viso pasaulio per N kanalų. Pranašumai, tai spėdžiau, kad mes turim vienoje vietoje specializuotą daug autorių darbų. Aš turiu patirtį beveik 4 metų internetiniai kompanijoje į Londone, kuri prekiauja deimantais ir deimantinė juvelyrika. Studijavau ir dirbau daug su internetiniu marketingu, e-komercija ir su juvelyrika taip pat dirbau ir mokiausi ir 2 kart per metus važiuoju toliau tobulintis į vakarus kažkur tai. Palaukit, tuoj. Ir bandau, kaip sakyti, kadangi dirbu iš namų dažniausiai, dirbu, kaip sakyti, viena, tai efektyviai gana visas gaunasi aptarnavimas per telefoną, pasitelkus e-mailą galima atsakyti bet kokį išklausimą per valandą praktiškai.
Tai va, tai dabar komanda, tai esu aš, darau viską, čia nusimušė Mako mano visas formatavimas. Turiu juvelyrą su ilgametė praktika, kuris konsultuoja mane visas juvelyrikos gamybos ir techniniais klausimais, ir turiu marketingo konsultantę Godą Smelingytę, kuri turinio kūrimo, reiškia, ir socialinės medijos visais klausimais. Ką pasiekėm, tai per 8 mėnesius nuo sausio, tai šiokia tokia apyvarta. Turim porą verslo klientų užsakymų, turim Facebooko draugų. Čia skaičius buvo vakar, šiandien 692 jau mačiau yra. Turim pozityvių atsiliepimų, nes visą laiką e-mailais, kai bendrauju, klausiu, kas buvo gerai, kas blogai, ką reikia keisti. Tai dabar yra tas, kas yra. Ir dabar, kadangi laukiuosi antro vaiko ir teks iškristi iš rinkos kokiam keliam mėnesiams spėju po naujų metų, tai norėtųsi, kad man nedirbant viskas judėtų toliau ir neprarasti to įdarbio. Tai labai būtų gerai, aš čia taip paskaičiavau, kad metam būtų minimalus atlyginimas man ir dar papildomam asistentui, kad galėčiau auklę samdyti. Reikėtų man iš tikrųjų naujos svetainės, nes dabartinės platforma techninė, matau jos ribotumus ir ką tas žmogus, kuris su jie dirba, gali padaryti. Yra dalyvavimas parodose ir marketinginės išlaidos. Nenoriu labai stipriai augti, noriu iš pradžių per metus sustiprėti, kad eiti toliau. Ir viskas, prašom klausti, komentuoti ir jeigu reikės puoštis, tai kreipkitės tada. Tokia, sakyčiau, prezentacija paliekantis su tokiu pasitikėjimu kalbate, kad viską žinau, viską darau, viskas gaunasi, tas yra labai gerai. Iš tikrųjų. Nepabandęs, nesužinosi. Investuotojas sėdintis ir galvoja, kaip čia man iššokti į tą autobusą, kur čia viskas sekasi. Ne viskas sekasi, ne viskas. Teisingai, reikia taip kalbėti, kad investuotojas pagalvotų, jog sekasi viskas. Tai čia, manau, pavyko viskas puikiai šią prasme. Ir netgi ir paklausti, kažkaip atrodo pakankamai aiškiai ir logiškai atsakėte daugą, tai gal kolegos uždavių klausimų. Aš prisikabinau, nes ir prieš tai galvojau, kad jau matyt, jeigu ko nors atrūksta, tai tik tai augimo. Nuo tos bazės atsispirti, tada dar pasižiūrėjau į apyvartą, matosi, kad tikrai reikia daugiau klientų. Ir tada, kai pradėt, kam leisit pinigus, tai man akivaizdu buvo, kur yra problema, tas 1000 litų per mėnesį. Bet tada pasakėjai, kad nenori stipriai augti. Tai paklausiu, ar esat pasiskaičiavę, kiek iš to 1000, kiek ateina klientų? 1000 litų reklamai, kiek klientų ateina? Dar neskaičiavau, nes praktiškai iki šiol nelabai tų marketinginių dalykų buvo darėsi visi. Iki šiol, aš kaip sakyt, buvau nusistačius, kad darysim tik tai kas nemokamai. Pradžiai išbandysim nemokamai, tada pradėsim, nors dariau ten Google AdWords, ten reiškia ir testinės kampanijas, tiesiog žiūrėt pagal kokie rezultatai tame. Ir tuo pačiu, ar turite 1000 litų šiuo metu? Turiu 5 sąskaitoj dar viskam ir viskas. Ir vyras sakė, iki šių metų galo nebus, tai sakė viskas. Tai turiu tokį terminą. Stipriai rekomenduoju pasibandyti. Galite rasti internete daug straipsnių apie tai, kad pasaulėžiūros startupų yra tokia, kad reikia pradėti mokamą reklamą kaip galima anksčiau ir kombinuoti ją su organinė, Facebook ir taip toliau. Tai aš būtinai rekomenduočiau pradėti pirkti srautą, matuoti, kiek atsiperka, to pasakoje galbūt suprasit, kad ką nors reikia branginti, o galbūt ne, viskas galbūt veiks ir taip. Ir jeigu tik tai surasite kažkokį tai bent kiek tvaresnį modelį eksperimentuose su 1000 litų, tai tuomet reikia mesti 10, galbūt paskui ir 100. Jeigu tikrai skaičiai yra tokie ir jeigu rinkoje tikrai yra tas poreikis. Jūs žinote geriau ir žinote, kaip atsakyti klausimą, ar yra tas poreikis iš visų studijų ir konsultantų. Tai mano tik tai toks būtų komentaras, kad pradėti pirkti ir jeigu tik tai randasi kažkur tai tą matematinę formulę, kad uždirbu daugiau iš srauto, negu kad jis man kainavo, tai tada staigiai sparčiai jį auginti 10 ir 100 kartų. Ar aš teisingai supratau, kad jūs tik lietuviam pardavinėjat? Arba taikote tik lietuvius gyvenančius užsieniai, lietuviškai? Čia tokia pirminė buvo rinka, nes, kaip sakyt, lietuviai galbūt tą gali emocinį poreikį turėti didesnį negu bet kas kitas pasaulyje, nes kitiem nei tie vardai, nei pavardės nieko nesako. Tai čia buvo tokia kaip pirminė, į ką labiausiai, nes toks buvo toks truputį patriotinių jausmų vedinas projektas, bet žinoma, paskui yra planai po šito ženklų priekybinių vystyti kolekcijas, su jom tada jau važiuoti į parodas, ieškoti pasaulinių pirkėjų ir užsimti tokiais ir gamybiniais dalykais ir panašiai. Tai čia tokiam
kol aš negaliu pati 100% savęs atiduoti dėl šeimininių aplinkybių, tiesiog žinau, nes dirbu tada, kai vaikas neserga ir kai vaikui nėra atostogų, tai, kaip sakyt, tiesiog dabar noriu tą, kaip sakyt, išplėsti, atsilaisvinti rankas šiek tiek ir kad būtų daugiau kas prie projekto dirba. Na, iš tiesų, komandą reiktų padidinti, jeigu jūs... Jo, žinau. Čia esminis dalykas, bet iš tiesų ir brendas atrodo labai, labai patraukliai. Iš pirmo žvilgsnio ir atrodo tas ir investuotojų brendas atrodo patraukliai. Nežinau, ką paklausti, iš tiesų viską atsakėt, reikia tik tai pinigų tikriausiai bandyti. Bet tam, kad pinigų reikia, kas tus pinigus išnaudos, jeigu jūs dabar sakot, iškrentate iš rinkos? Tai dabar, ką aš ieškau, bent jau vieną administracinį žmogų ir paskui pardavimam žmogų atskirai renginiuose, nes aš viena nebepatempiu, neapžioju visko. Tiesiog, kas galėtų bent jau administracinių svetainę updatint, sulakstyti, užsakymus surankioti, išvežioti ir panašiai. Tai šitie visi dalykai, kaip sakyti, bent jau atlikti, kad aš galėčiau tą platesnį tokį paveikslą paišyti ir toliau ir kažkaip tai ieškoti kitų kanalų. Ar turi tokį žmogų? Ne, dabar kaip ieškosi. Yra pretendentų, bandysim dirbti, žiūrėsim, kaip seksis, jeigu visiems tinka, tai dirbsim toliau. O kodėl lėtas augimas jūsų prioritetas? Kažkaip galvoju, gal organiškai reikia taip labiau... Nereikia? Supratau. Svarsčiau visokius būdus iš tikrųjų, nes būtų, kaip sakyt, mano tai tikslas sugeneruoti dabar kol kas srautą, pasitikslinti, dar aš galiu pasiekti ten, tarkim, 10 užsakymų, pardavimų bent jau per savaitę, paskui ten, kaip sakyt, po truputį. Nes čia, kai aš šitą mintį turėjau ir visą kitą, tai buvo labai daug šnekančių ir sakančių, kad čia nieko čia nebus, čia lietuviai nepirks, čia juvelyrika, čia absurdas, nesąmonė, bet kadangi dirbau tokioj kompanijai, kur tik tokiu modeliu viskas vyko, tai, kaip sakyt, galėjau treptelt ko ir sakyti, kad ne, ir gali veikti, tik tai reikia tinkamai padaryti ir perka. Ir kas yra Vilniuje, visi nori ateiti pažiūrėti, dėl to tie gyvi renginiai yra, o perka žmonės iš rajonų, iš kitų miestų, iš tokių vietų, kur net negirdėjai ir žemėlapį. Bet aš jums tikrai siūlyčiau plėsti dropinti tą lietuvišką, norą patriotizmą, daryti kažkokius veiksmus. Yra planai rimtis paskui, tarkim, Pabaltijo, Rytų Europos juvelyrų. Ne rusiškai, nes rusams būtų puiku. Su Rusija yra su siuntimais yra truputį sudėtinga, nes ten taurieji metalai iš viso su siuntimais šitų daiktų apdraustų ir tvarkingai, legaliai apiforminant, tai nėra paprasta. Taip, pasirodo. Viskas?